Girdi, tu gali iš medžio iškritęs. Rytoj šį klausimą galėsit atsakyti taip. Kad ir kaip kvailai skamba, rytoj varom šokti iš medžio. Surado draugelis, random kažkokį aukštą medį, sako, čia turėtų būti nušokama iš jo. Tai parašiutas supakuotas, viskas sudėta. Rytoj 3 ryto ar ten kažkada belia kaip anksti, nes reikia pavažiuoti dar nuo Vilniaus. Sėsime mašiniukus ir važiuosim užsilipti medį ir nuo jo nušokti. Kliama, vėliau negalėtum sugalvoti jau čia. Wow, labas rytas. Beveik 3 ryto. Nesąmonė kažkokia. Blogiau negu ir uosto keltis ryte. Tai žodžiu, apsirengiau kažkokiais va tokiais šudinais rūbais suplyšusiais ir senais. Nes sakė, ten tas medis gali labai sakuotis ir tepti. Tik batus susidėsiu, apsiausiu rimtus, nes žemai šoksim, kad čiurnos neįsisukčiau. Tai čiurnė tikrai turi būti stabili. Tai batus deduosi su augliuku. O daugiau viskas paruošta. Už kelių minučių atvažiuoja draugelis paimt mane ir judėsim. Tuščia galva dar neveikia. Per anksti dar. Nu ką, tradiciškai, kavytės. Prieš šuolį kažkaip, nesvarbu kada važiuojam šokt, visą laiką pasiemam užkanduko. Taip tamsu dar. Nieko, bus šviesu, kai šoksim. Klausyk, bet tai kaip tu sureagavai, kai tau pasiūlė šokt nuo medžio? Iš medžio. Kaip tu sureagavai? Varau. Daug negalvojai, ne? Ne, bet nesakyk, man kai pasakė, kad iš medžio čia, galvoju, gal svaigsta. Nu, Lietuvoje iš medžio šokt. Tai šiaip nuo kalno, kitas medis stovi ant kalno, dar kažkaip gali gal šokt, bet kai... Buvo taip, jisai parašė čatą. Ne, pirmą parašė tiesiog per WhatsAppą. Ir atsiuntė nuotraukas. Ir aš žiūriu į tą medį ir galvoju, gal aš čia prikolė, nežinai, gal ką, tikrai nevarysiu, nes galvoju, jam tiesiog dega šikna, žinai, ir labai nori šokti ir jau belė kur šokti. Belė ką, belė šokti, ne? Nu, bet paskui kažkaip pasižiūrėjau kitas nuotraukas ir tą duobę. Ir galvoju, ne, čia šitą galimybę. Sunku ten iš tos nuotraukos suprasti, ten tišajam fotkinta, žinai, tai ten neatrodo tas medis aukštas. Bet labai norisi iš medžio šokti, aš kažkaip visą laiką, vat, kiek norėjau nuo oro malūno. Vėjo malūno. Lygiai taip pat ir iš medžio norisi šokti, iškristi. Pats konceptas - šoki iš medžio į duobę. Į duobę. Nu ką, 4:20, esam vietoj. Kuriam pipkę. Kuriam pipkę. Pipkiojau tu, nelaimingas. Parašiutą ruoš, geriau ne pipkę kurk. Lokacijos tai neišduosim, neklauskit. Nors tikriausiai čia daug kas ir žinosit. Bet davai, nekomentuokit vietos, nenorim čia šaršalo kažkokio. Palaikom slapta šitą vietelę. O šiaip tai negalvokit, nedurneliai, ne šiaip į medį lipam. Turim 2 profesionalus aukštalipius, kurie žino, ką daro. Pritvirtins tenais visą įrangą. Viskas profesionaliai padaryta. Žino, ką daro. Aš visiškai nežinau, ką jie ten daro. Ne mano reikalas. Pasitikiu draugais. Tai va, ruošiamės, puošiamės. Pirmas šoks draugelis. Aš tikriausiai gal iš viso 3 šoksiu. Žiūrėsiu, kaip čia gausis. Šiek tiek pergyvenam dėl nusileidimo aikštelės, nes čia nuo to medžio iki kito krašto nėra tiek daug. Tai įtilpsim nuskristi, bet aš manau, kad tilpsim. Jeigu ką, biškį posūkėlį padaryti bus galima. Tai va, šiaip labiausiai gazdina pats lipimas į tą medį, bet turėsim saugas, prisirišę būsim, tai viskas tvarkoja. Bet
labai aukštai čia. 45 metrai, ten kur šoksim. Į tokį aukštą medį dar nesu lipęs. 5 metrų. Tai tikrai kažkoks pikantiškas išskirtinis šuolis. Parašiutus nešimės ant kupros, neužsidėję dar jų, nes labai daug sakų, apsirengiam tikrai prastais rūbais, nes išsisakuot galim, tai parašiutų nenorim ištepliot. Tai va, super saugom švarą parašiutų. Tai viršui bandysim juos užsidėti, atsisėdę tenais kažkaip tais. Tada prisirišim tą parašiutą prie viršui esančių kopėčių ir šoksim, parašiutas iš karto skleisis. Turėsim, manau, taip primetam, kad nuo 5 iki 7 gal sekundžių po kupolu reikės leistis. Tai labai trumpas šuoliukas, bet išskirtinis, nes iš tokio medžio Lietuvoje dar tikrai nieks nešoko. Aš net nežinau, kad yra įmanoma. Tai vat, ką reiškia turėti crazy draugų. Jūs galvojat, kad aš crazy. Ne, aš ramekas. Tas čiuvelis, kuris nenori savo vardo išduoti. Voveriukas. Kaip sekas? Šiek tiek vargas su išmatavimu, aukščio nelabai išeina pamatuot, bet kiek sakė? Martynai, papartynai. Martynas, papartynas. Kem 6 metrai sakė? Kažkas toks? Kem 6, kem 8 metrai. Nu, jo. Dar čia visai įdomi žemė. Tokia minkšta. Tai tikrai minkštai nusileisim. Arvi, Martynas vaikšta papartyną. Kem 3, bet dar kylam. Lak dar gimbalą reikia prieš. Vau, taip atrodys, ne, kur šoksim. Benuvi, kokia emocija dabar tave aplanko prieš šuolį? Taip kaip prieš gimtadienį, biškį jaudinęs, bet labai džiaugiesi. Manai, kad pasiseks? Aš esu įsitikinęs. Nusileis gal tilpsim į šitą aikštelę. Bet tikrai kažkoks įdomesnis, unikalus šuolis. Įrangą patikrinom. Pinčiakas ok. Medūza paruošta. Viskas bus gerai. A ne, Benai? Įsiu kol kas kopėtė. Aš to Tu, prieščiau. Martynai, tada stenkis jo kuo arčiau to, bet tu lengvas, tai tau turėtų būti. Lengvas, aš tave daugiau sveriu seniai. Nu, dabar jau jo. Labiausiai jaudinos prieš lipimą. Pradžioje labai siauros šakelės. Ir jaučiu lipsiu be praišų, kad ten nežaist. Vėliau tikriausiai paprašiau ten lipti, kai šakos platesnės. Bet baisiausia dalis jaučiu užlipti ir ten atsistot ant tų kopėčių viršui. Tos platformos mūsų suformuotos. O nušokti tai jau lengviausias dalis. Nusileisti irgi easy. Bet daug streso įtampos kelia pats lipimas. Tai reikia atsargiai ir pagarbiai su medžiu, kad nieko nenulauš šakų. Senas medis, gražus, didžiulis. Tai saugomės jį. Ir jo, nesinori jokios žalos čia padaryti. Vis tiek gamta, reikia mylėti. Tai Benas jau ruošiasi. Oho, koks greitas. Sveikas. Sveikas. Opa. Užlipti į medį kiekvienam truko apie 20 minučių, bet visai buvo sunku dėl to, kad daug spyglių, šapų krito į akis, į burną ir trukdė lipti, bet ir nebuvo taip sunku kaip kopėčiom lipti, nes
šakų daug visokiuose skirtingose aukščiuose ir gali savo padėti lipti tiek keliais, tiek kojom ir rankom. Tai lengviau buvo dėl to. Va, tavo sauga. Tai manęs padėti. Okay. Bėgiu. Valda, šaunuolis. Sveikuolis, jaunuoli. Valda. Šitą mama? Ar ne? Va, taip, šitą. Kabinkis, dar pasikelsi. O kas net tai kur kabinti, žinok. Užsilipt. Tu be praišų? Be praišų lipu. Valda. Ir dar taip. Ką čia? Taip greitai. Dėl to ir greitai, kad be praišų. Valda. Kelnes truputį, ne? Pizda kelnes, žiūrėk. Valda. Kaip aš čia dabar lipau, taip? Žiūrėk, va, šitoj pusėje per šitą pusę. Ok. Ok. Aš ten viršukį jau užsidėsiu. Tai turėsiu, kur įsisekti. Galiu bandyčiau, ko. Kur čia man ta koja? Taip, čia. Ne? To. Opa. Čia galiu kiptis, ne? Va, kiptis, o panašiuosi. Opa. Opa. Bandyt. Tu sau. Ryto mankštelė. Ryto mankštelė čia. Primeskit, Benas rengėsi viršui. Sako, kažkas nukrito. Pasižiūrė, kad kamera iškrito. Tai bandom suras dabar jam kamerą. Ką žinia, rasim. Užsilipus iki platformos, jau kitas etapas būtų užsidėti parašiutą. Tai užsimetus parašiutą pradžioj susiveržiu kojų diržus, užsisegu krūtinės diržą ir jau tada aš galiu užsidėti saugą, kuri mane laikytų. Okay. Kur ta sauga? Šita, ne? Užsilipus jau viršui nusimetam nereikalingus daiktus, tai iš esmės tešbegas, tas daiktas, kuriame aš atsinešiau savo parašiutą. Nu, šitas atėjimas ant kopėčių krašto labai mane gąsdina. Jaučiu baisiausia šuoro dalis. Šitoje vietoje būdami prisirišim static line, tai yra specialią virvutę, kuri automatiškai mums išskleis parašiutą. O tokiu principu. Čia medūza yra pakabinama. Benas riša medūzą. Baisiausia dalis tikriausiai šuora. Na, o Arvidas šoka pirmas ir taip atidaro šį objektą. Ready. Set. Go. Yes! Važiuojam! Valačius! Va taip va! Jėga!
Eik tu na. Čia yra. Pizda. Pizda, senas. Bet va, puikiai čia. Laisvai nusileidai. Ne, supranti kaip buvo? Labai noriu papasakoti. Papasakok. Aišku, svarbiausia, kad išgyvenau, viskas yra čiki. Čiki-piki. Žodžiu, esmė taip, žiūrėk. Stoviu, o pririšta per vidurį. Taip. Ir man nepatiko, kad per vidurį aš norėjau, kad būtų, o taip, nu žinai, šone. Nu, aš tau sakiau, ranko petėlių per vidurį. Bet ant kopėtėlių per vidurį, bet aš norėjau, kad būtų šone. O jinai stovė taip, aš galvoju, man čia per klyną eis. O taip turi būti. Ir aš norėjau, tipo, Pakelt kojytę. kelt kojytę ir va taip, žinai. Ir pakėlė kojytę. Gyvas. Bet šuolis tai geras. Eik tu, na, kaip benai. Ką tu savo galvoji? Kokį gerą šovį. Eik tu, na, durnas, bičiulė. Vau, kaip įsigandau. Atėjo pagaliau ir mano eilė ir aš šoku trečias. Sauga off. Trys, du, vienas. Eik tu! Yes! Fuck me! Eik tu, načer, kaip baisu buvo! Pirmi 3 žodžiai, kurie šauna į galvą. Daugiau iš medžių nešoksiu. Nu, nebent porą sykių dar. Ačiū, Arvydėlį, tu maladės esi. Ačiū jums, kebrykė. Negaliu patikėti, kad čia ką tik įvyko. Čia yra istorija, Lietuvos istorija. Pirmi Lietuvoj. Pirmi Lietuvoj. Wow. Wow, wow. Nu, bet tavęs dienai čia nieko nebūtų įvykę. Nu. Bet yra ką veikti užlipti, ne? Yra ką veikti. Yra ką veikti, tenais prisisekti, Viens durų apačioj. Šaunu. Kaip galėjo būti šio projekto dalimi. Ačiū tau. Kopėtėlės. Platformėlė. Tiek va įrangos. Tiek įrangos. Reikėjo šitą misiją įvykdyti. Kopėčių. Tiek va virvytės. Neadekvačiai. Nu, benuli, kokios emocijos po šaliuko? Nu, džiaugiuosi išgyvenęs. Džiaugiuosi, kad tu išgyvenai ir Arvydas išgyveno. Ir netgi jaučiuosi kaip naujai atgimęs. Labai gerai išvedina galvą, ne? Labai gerai. Bet koks jausmas ant to krašto stebėti, ant tų kopėtėlių, kurios dreba į šonus, kliba. Va ten va įdomiausias momentas. Sunku žodžiais apipasakoti iš tikrųjų, nes tokių visokių minčių ateina ir prieštaringų, ir buvo noras apsisukti ir lipti atgal. Buvo noras tiesiog nusiridenti, kad tik nereikėtų atsistoti. Atsistot baisu, ne? Va, kojytės dirba ten gerai. Visokių minčių. Tai būtų gaila, kad nėra tokia įtaisa, kad galėtum įrašyti visas mintis. Jo. Ir paskui persižiūrėti. Bet dar įdomus momentas ta pati pradžia lipimo, ne? Kitos šakelytės, tokios Taip. piršto storumo.
Aš susiskirčiau į etapus viską, žinai. Aha. Pirmas etapas buvo pati pradžia, vat, nuo kopėčių pradėti šakom lipti. Taip. Paskui, kai šakas prasideda, viskas lengva, tada antras etapas yra užlipus ant kopėčių, nusimti saugą ir užsidėti parašiutinę sistemą. Antras etapas. Trečias etapas buvo prisirišti ir ketvirtas etapas nušokti. Lengviausias, paprasčiausias. Tai aš taip galvoju, bet pasirodo ne. Pasirodo, ne. Aš tai net pamiršau, žinok, su saugom žaisti, be saugų lipau ir buvo paprasčiau viskas buvo. Prašiau, aš mačiau, kad tu taip supaprastinai viską darai ir tas pasiteisino. Pasiteisino šitą vietą, medį ne pirmą kartą lipam, tai... Bet labai įdomus patyrimas, kai belipant va taip pakelnės, atrodo. Gal net be kelnių geriau. Gal buvo reikėję be kelnių lipti, nes iš kelnių neliko nieko. Nu ką, einam rinkti žaislus, tvarkytis ir važiuoti darbus. Jau 7:30 ryto, vajetus. Reikia dar ir pinigus uždirbti. Dar reikia uždirbti pinigus.